Penktoji strofa. Skaidrumas niekad neužtemsta. Žinau, kad visa šviesa iš jo ateina, nors ir naktis. Tai kalba apie tą nuostabumą šaltinio, toliau pereina prie to skaidrumo. Net gyvenimo tamsoje šventasis Jonas žino, kad tikroji šviesa ateina iš Dievo. Iš jo kyla tiesos pažinimas, paskatinimas daryti gerą, visa kas gera, gražu ir tikra. Tai yra ta šviesa. Ta naktis. Tai tas Dievo simbolis, kuris, ta Dievo paslaptis, kurios niekaip negalime į ją įsiskverbti, tiesiog jos matyti. Nežinojimo debesyje, jūs turbūt šiek tiek prisilietėte prie tos knygos. Tai yra tas nežinojimo debesis, ta tamsa, tik tais, į kurią galima belstis. Ir tas beldimasis yra ta mūsų meditacijos, tas būdas. Ten nežinojimo debesyje mokytojas siūlo atrasti tą vieną žodį, su kuriuo galima būtų belstis į tą nežinomybę. Ir tas žodis yra kaip tose visose mūsų audrose gyvenimo kaip išgyvenimo, gelbėjimo ratas. Tiesiog tu kartoji tą žodį, kad kažkaip atsivertų tai, ko tu nepažįsti. Bet supranti, kad nėra kitur, niekur išsigelbėjimo, tik tais į tą nežinojimo debesį, tai kas yra Dievas. Ir toliau, šeštoji, sako, žinau, jos srovės tokios gausios, kad laisto pragarus dangų ir žemės, nors ir naktis. Tai, kaip girdėjome, negali niekas gyventi už Dievo ribų. Nei dangus, nei žemė, nei pragaras. Tai kažkas paslaptingo, bet niekas negalėtų išgyventi, jei jis nepalaikytų. Net tie, kurie nusprendė gyventi nusisukę nuo Dievo meilės. Jis gerbia mūsų laisvę ir nesunaikina mūsų, kai jį atstumiame. Ir galbūt gali nustebinti ta tokia išraiška, sako, žinau, jos srovės, to šaltinio tokios gausios, kad laisto pragarus, dangų ir žemę. Tai tas toks klausimas, kaip gali ir pragaras laistyti. Ir čia mes vis tiek kalbama apie, ne iš bet kur kitur kyla šitas Jono tokia išraiška, bet jinai vis tiek remiasi šventu raštu. Tai mūsų galingas Dievo gailestingumas, tai jos srovė laisto pragarus. Ir kad Dievas primena, kad jisai yra visur. Sako, psalmėse girdim, jei į dangų žengčiau, tu esi ten, jei šiolę
pasikločiau guolį, tu esi ten. Viešpatie, tavo gerumas siekia dangų, tavo ištikimumas debesį siekia. Girdime ne psalmėse, tavo teisumas kaip Dievo kalnai, tavo sprendimai kaip jūros gelmės. Viešpatie, tu rūpiniesi žmogumi ir gyvūnu. Dieve, koks brangus tavo gerumas. Tavo sparnų pavėsyje mes randame užuovėją, vaišinamės tavo namų maisto gausybė. Tu girdai mus iš savo gerybių upės. Tai galbūt toks klausimas, ar galbūt Jonas nurodo universalizmo kažkokią doktrinos užuomazgą, kurioje dieviškas gailestingumas siekia net pragarą. Bet viskas yra tokia hiperbolės išraiška. Nes kalbam apie tą begalinį Dievo gailestingumą. Tiesiog jis viską yra įsupęs. Tas jo rūpestis, visa gamta, tai sako, tas žodis, kuris ateina, yra visur, net ir tas, kuris pasiklydęs demonų pasaulyje. Ar Dievas neapima savo nesuvokiamą gelmę visų pragariškojo pasaulio gelmių. Jis, kuris yra aukščiau už dangų ir giliau už pragarą, nes savo anapusinę tikrovę jis viską sujungia. Girdime, kad jisai sako, pirmiausia, nužengė į pragarus, prisikėlęs, nužengė į pragarus. Ir toliau giesmė sako, srovė gimstanti iš šio šaltinio, gerai žinau, kad ji tokia pajėgi ir visagalė, nors jau naktis. Sūnus yra srovė, kuri teka iš šaltinio, kuris yra tėvas. Sūnus yra toks pat neribotas, tas žodis pajėgus, kaip išversti, galingas, visagalis, tai kaip ir tėvas, tos pačios prigimties, dieviškas su juo. Tai va ta aliuzija tos srovės mus kreipia į labai konkretų asmenį, į Kristų. Ir sakydami, kad toks galingas, pajėgus, ir aiškiai, kad tai yra Jėzus Kristus, kurio gebėjimas ir visagalybė savo ruožtu nurodo į jo atpirkimo, kad štai jis yra tas atpirkėjas. Tai yra jo didžiausia, ta didžiulė vertė. Ir apie tą vertę, tą begalinę vertę Dievo, kuris gelbsti, kuris atperka. Kryžiaus Jonas yra parašęs tokį romansą apie Evangeliją. Tai čia yra kelios eilutės. Žmona, kuri tave myli, mano sūnau, norėjau tau duoti. Žmona, kuri tave myli, mano sūnau, norėjau tau duoti, kuri dėl tavo vertės nusipelnė turėti mūsų draugiją. Tai
tai va ta žmonija, ta žemė. Tai va tai, kas yra tas sužadėtinė ir kurios atėjo ieškoti. Ir Paulius apaštalas taip pat sako Kolosiečiams laiške, jis pradžia mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikino su savimi visa, kas yra žemėje ir danguje. Tai ir toliau eina sekanti strofa. Srovė, kuri kyla iš šių dviejų. Žinau, kad ne vienas iš jų nėra prieš ją, nors jau naktis. Nors ir naktis. Šventoji dvasia yra gyvybės ir meilės srovė, kylanti iš Tėvo ir Sūnaus. Ir tą mes išpažinime kalbame. Tai Tėvas, Sūnus ir Dvasia dalijasi tą pačią esybę, tuo pačiu gyvenimu, tą pačią meilę. Šventasis Kryžiaus Jonas tai paaiškina giesmėje, dvasinėje giesmėje. Jisai sako, jos srovė yra šventoji dvasia, nes, kaip sako ji yra skaisti, spindinti gyvojo vandens upė, gimusi iš Dievo, yra avinėlio sosto, kurios vandenys, kadangi ji yra intimi Dievo meilė, ji įsilieja į sielą ir duoda jai gerti šią meilės srovę. Tai va tas, kaip mylimas, mylimojoje gyveno vienas kitame. Ta meilė, kurie jūs vienija, tai šitokia sąjunga mus visus norim suburti. Ir dabar tolimesnė strofa yra 9. Tas amžinas šaltinis paslėptas šioje gyvojoje duonoje, kad suteiktų mums gyvybę, nors ir naktis. Tas amžinas šaltinis paslėptas šioje gyvojoje duonoje, kad suteiktų mums gyvybę. Tai kas yra Eucharistija, prisikėlęs Kristus. Jos kūnas, siela, žmogystė, dievystė, tai ta visa švenčiausia trejybė. Ir kad dovanotų mums savo gyvybę, štai palieka save toje duonoje. Ir tas amžinas šaltinis paslėptas kalba apie Eucharistiją, nesuvokiamą Dievo artumą per meilę. Tai visa tai, kad, aišku, čia daug kalbama, daug teologijos apie tai, kad štai ta duona teikianti gyvybę, kad vis labiau mus sujungtų. Tai jo yra pačio Dievo begalinis troškimas
save palikti šitokiu būdu tarp mūsų. Ir Luko Evangelijoje girdime, aš trokšte troškau valgyti su jumis šią vakarienę, šią Paschą. Ir kita strofa, čia kviečiami sukurtieji žmonės. Ir jie prisipildo šio vandens, nors ir tamsoje, nes jau naktis, nes yra naktis. Visi mes kviečiame maitinti šią duoną ir malšiname tą alkį, troškulį, tą amžino gyvenimo troškulį, kuris glūdi mūsų širdies gelmėse. Ir tai vyksta toje tamsoje, nes vis dar gyvename šiame pasaulyje. Negalime matyti Dievo veidas į veidą, bet jaučiame, išgyvename tą artumą su juo. Tai tas troškimas Dievo yra ypatingas ir tą troškimą pažadina ir mumyse. Taip kaip skaitėme Nikodemo pokalbį su Jėzumi, kad pažadinti tą troškimą žmoguje, kaip su samariete kalbasi, irgi tas vienintelis tikslas, kad gertų žmogus, kad prisiartintų, kad pats tiesiog pradėtų šauktis. Mes turime begalybę klausimų Dievui, bet jeigu ragautumėm, tiesiog aš suprantu, kad atsiveria visų tų klausimų ir atsakymai. Kas geria vandenį, kurį jam duoda, tas, kurį jam duosiu, tas niekada netrokš, nes vanduo, kurį duoda, jis taps jame vandens šaltiniu, trykštančiu amžiną gyvenimą. Ir visą laiką užsibaigė tas priminimas, nors ir naktis. Ir ta simbolika, kuri naudoja kryžiaus Jonas, nėra kitaip, kaip išreikšti šitų dalykų, tik tais per simbolius šaltinio, nakties ir visi kiti. Tai jie visą laiką bus daugiau negu tai, ką mes. Simbolis visą laiką daugiau savyje slepia. Ir kiekvienas sako, kodėl tas šedevras yra nuostabus. Nes mes ar Michelangelo, ar dar, reiškiasi, matydami, visi žmonės stebisi to grožiu. Bet kiekvienas tai atranda kažką tai patys labai asmeniškai iš savo perspektyvos, gerėdamisi tuo. Ir tai ir simbolis turi tokią ypatingą reikšmę. Kai mes sakome naktis, mes iš karto šaltinis ir mums iš karto kiekvienam kyla tam tikros asociacijos, tiesiog supratimas. Mes kiekvienas labai skirtingai turbūt prieiname prie šito simbolio. Ir iš tos padėties, kurioje mes esame, kurioje gyvename. Tai ir simbolis yra tokia, toks labai turtingas. Ir sakoma, kad yra žymiai daugiau. Ir skaitydami mes atrandame iš savo perspektyvų. Tai nereiškia, kad jo supratimas blogesnis už mano, skaitant tą patį simbolį. Ne, tiesiog kiekvienas esame ten, kur esame. Ir mums šiuo metu jisai taip atsiskleidžia.
Ir toliau šio gyvo šaltinio, kurio aš trokštu šioje gyvenimo duonoje, aš jį matau, nors jau naktis. Tai Kristus yra ta amžinoji gyvenimo duona. Tai Eucharistija patenkina mūsų tuos giliausius troškimus. Ir labiau negu kad galime pagalvoti. Ir tas šaltinis, kurio trokštame, yra toje duonoje. Ir Kryžiaus Jonas sako, Dievas yra begalinis meilės šaltinis. Ir kad savo bedugnės meilės visagalybės sugeria, absorbuoja sielą į save, sugerdamas ją tėvas galingai ir stipriai savo saldumo bedugnės glėbyje. Tai labai daug išaiškų, bet sugerdamas tėvas žmogų ir stipriai savo saldumo bedugnės glėbyje. Į bedugnį šaltinį atitinka žmogaus bedugnis troškimas. Jis yra su ta didelė bedugniško troškimo jėga susijungia su Dievu. Tas troškimas, negalime nieko patenkinti šiame pasaulyje, tik pačiu Dievu. Tos sielos galios, jos labai galinga dovana, pajėgios priimti didelės gėrybės ir prisipildo ne mažiau negu ta begalybė. Ir tos galios yra tiesiog atskleidžiamos ir apšviečiamos ir jos gali priimti tas begalinės Dievo gelmes. Neįmanoma to nutildyti mumyse. Mes girdime apie tuos apetitus Kryžiaus Jono, sakant, kad jų daug, kad jie netvarkingi, kad jie mus plėšo į visas pusės. Bet vienintelis troškimas, tas apetitas, kuris yra pateisinamas žmoguje, tai tas nukreiptas į Dievą. Sako, išsižadėkite savo troškimu ir rasite tai, ko trokšta jūsų širdis. Ir tas troškimas gyventi toje pilnatvėje. Gerti nuolat iš to šaltinio. Nežinau, ar jūs turite patirtį, bet tas buvimas prie Eucharistijos, prie švenčiausio, jis leidžia patirti tą, atrodytų tarsi galimybę atsigerti. Tai tiesiog kiekvienas savaip tą išgyvena. Tai tas troškimas, kurį nori mus pažadinti ir dabar norisi sugrįžti prie to šaltinio. Tas krikštolinis šaltinis, kad jį pamatytų geidžiamas akis, kito akimis, dėl mylimojo troškimo, kurį nešiojasi savo viduje. Žmogus, siela, kurį nešiojasi savo viduje. Dėl to mylimojo troškimo. Ir tas Kryžiaus Jonas sako,
vat, ta siela atradusi šitą, patyrusi tą prisilietimą prie Dievo, sako, atitrauk jas, mylimasis, atitrauk savo akis, mylimasis, kurio akys buvo daugiau nei galėjo pakelti. Pagal tai šaltinyje matomos akys kartu yra ir jo sielos, ir Dievo. Nors tai yra kito akys, jie nešiojasi jas įrašytas savo viduje. Siela nešiojasi tą žvilgsnį, tas akis įrašytas savo viduje. Ir jas atspindi siela tuo pačiu, kai žiūri į save šaltinyje, o jis gražina jai kaip mylimojo žvilgsnį ir kaip atsakas į nerimą, kaip atsaką. Tai tiesiog taip atranda vienas kitą. Akys, kurias tu matai, yra tos akys, kurias aš tave matau. Akys, kurias aš matau, akis, kurią aš matau, tos akys mano, kurias aš matau Dievą, yra ta pati akis, kurią Dievas mato mane. Tai matyti Dievą reiškia būti jo regimiems. Ir korintiečiams laiške sako, dabar mes regime lyg veidrodyje mįslingai, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip esu pažintas. Tai, subtili ta simbolika ir atrodė, netgi kartais atrodo prieštaringa, bet kiekvienas, kol nepasinersime vis giliau, tie simboliai, aš manau, turi tą begalybę irgi atskleisti, ir ta samprata atsiskleidžia. Tai ta mūsų kelionė, tas mūsų žvilgsnis, kuris, kaip Šventoji Teresė, nieko neprašau, tik žvelgti. Tas žvilgsnis į Dievą. Ir čia yra tai, kur mes atrandame tos tikrus dalykus. Be šito liekame vieni savo mažame, siaurame pasaulėlyje. Bandome susikurti saugumą, bet taip ir niekada nepasiseka jo sukurti. Tai Petras, kaip manote, ar turėjo saugumą, kai turėjo žengti vandeniu? Sako, nėra kur kojos atremti tuose vandenyse. Ir aišku, suprantame, kad tikėjimas čia viską, vienintelis saugumas yra patikėti. Atsiveria galimybė žengti. Vis kartais, vis tose susitikimuose kažkokią pasaką paseka, bet aš nežinau, ar mes turėtumėm jėgų dar klausyti.
jau girdėta pasaka bus, bet gal tie, kurie pirmą kartą, tai jiems irgi nuskambės. Na tai apie kelionę mūsų visų. Gal pasirinkau dėl to, kad trumpesnė būtų, bet nors ir girdėta, kitos pasakos, jos irgi turi grožį, bet jos labai ilgos, reikia ilgai pasakot. Tai čia turbūt nereikėtų nieko šnekėti, tik tais atsisėsti ir pabandyti su pasaka pakeliauti. Tai tos pasakos, kurie dar pirmą kartą girdite, ši pasaka yra iš Grimų paimta, brolių Grimų. Ir tos pasakos nėra, kad taip vaikam jos skirtos. Tai, iš tikrųjų tai yra tokias praeities kultūrų darinys. Ir jinai atneša tam tikrą žinią. Ir iš tikrųjų tos pasakos, jos Grimo, jeigu taip, imtume, jos nėra adaptuotos. Jeigu imate tas adaptuotas šiandien pasakas, tai jos taip kaip tuose Hollywoodo filmukuose, reiškia, visos tokios mielos, viskas ten gražu, gerai, viskas ten gerai baigėsi. O šitos nėra, kad gerai baigtųsi, kaip ta Eglė Žalčių karalienė, nėra, kad viskas gerai baigtųsi. Tai tiesiog, tai tos pasakos iš tikrųjų nori, vaikas nesupranta jų, negali galbūt iki galo visko suprasti, bet tie žodžiai, tie simboliai, vaizdiniai jam kalba ir jį drąsina priimti šitą gyvenimo iššūkį. Nes pasakose yra viskas, ką mes girdime: karalius, princas, karalienė, karalaitė, ragana, pabaisos, kas bebūtų. Viskas yra vienas ir tas pats asmuo. Ir tai yra žmogaus kelionė, su visais šitais dalykais jisai susiduria. Ir pasakos yra tikslas, kad žmogų drąsinti eiti per gyvenimą ir nepasiduoti. Nežiūrint, kokios yra tamsios girios, kad ir daug yra siaubūnų, vis tiek eina tas princas, ieško tos karalaitės. Tai tas drąsinimas. Bet po to vis dar daugiau dalykų atsiskleis. Tai 3 plunksnos vadinasi. Karta karalius bus toks pasakos dalis ir komentaro dalis. Karta karalius išsiuntė savo 3 sūnus į pasaulį, sakydamas, kas sugrįž radęs patį ploniausią lino siūlą, paveldės karalystę. Šitai prasideda pasaka, kurios pagrindinis veikėjas kvailutis. Kaip dažniausiai būna pasakų pradžioje, pasakojama, kas yra žmogus savo prigimties esmėje. Kažkas labai kilnaus, laisvo, tai karalius, kuris yra 3 sūnų tėvas. Jis yra prigimties esmė, šaltinis, šaknis, 3 galių kylančių iš jos. Tai protas, valia ir 3 netaip matoma, žinojimas nežinojime. Tai jauniausias sūnus laikomas kvailiu. Šie sūnus, protas, valia ir nežinojimas, turi keliauti į pasaulį ir atsiskleisti veikdami. Tai yra, kuris iš jų pajėgs atnešti patį ploniausią lino siūlą. Kitais žodžiais, kuris iš jų atras tikrą gyvenimą.
nes baltas lino siūlas reiškia gryną gyvenimo esmę. Kas suras lino siūlą, paveldės karalystę. Ši Dievo karalystė yra žmogaus viduje, pačioje gelmėje. Tai va, kaip tas lino siūlas, taip šaltinis. Ir kad princai žinotų, kur eiti, karalius pūstelėjo į orą 3 plunksnas, kurios nurodė kiekvienam kryptį. Pirmoji nuskrido į vakarus, kur nusekė vyresnysis sūnus, antroji į rytus, ten iškeliavo antrasis, tačiau trečioji nusileido čia pat ant akmens prie pat rūmų. Tad trečiasis sūnus, kvailelis, turėjo pasilikti rūmuose. Tuo tarpu kiti broliai tyčiodamiesi juokėsi, ieškok siūlo prie akmens. Protas ir valia ieško išorėje. Yra tokių, kurie siekdami gyvenimo esmės bando suieškoti filosofijos knygose, kaip tai matome vakaruose, ar dėka asketinių praktikų rytuose, nors tiek vienas, tiek kitas turi savo vertę mokytojo akyse, tačiau yra nenumanomas kelias vedantis toliau ir daug giliau. Ir kvailelis atsisėdo ant akmens ir pradėjo raudoti ir besisviruodama, žinot, kaip rauda žmogus į šonus, išjudino akmenį. Jam pasislinkus pasirodė po jo marmuro plokštė su žiedu. Čia pat niekur neinant pasirodė laisvės pažadas, kurį simbolizuoja žiedas. Senoje Romoje žiedą galėjo nešioti tik laisvi gyventojai, bet ne vargšai. Kvailelis pakėlė marmuro plokštę ir pamatė laiptus vedančius po žemę. Jais nusileidus prie jo požeminės skliauto olą, kurioje buvo mergaitė verpianti lino siūlus. Ji paklausė, kodėl tavo akys tokios ašarotos, o jis papasakojo savo skausmą, kad turi surasti patį ploniausią lino siūlą, bet negalėjo iškeliauti jo ieškoti. Tada mergaitė atidavė jam suverptą pačią ploniausio lino verpstę ir pasakė, kad ją atiduotų savo tėvui. Kai sugrįžo princas į žemės paviršių, jau buvo prabėgę daug laiko. Jo broliai jau sugrįžę ir buvo tikri, kad parnešė patį ploniausią lino siūlą. Bet kai kiekvienas parodė, ką surado, kvailelio siūlas lenkė tai, ką jie buvo radę. Yra kelias, kuris nuveda į išorę. Tai kelias gilyn, tai kelias, kuris neveda į išorę, tai kelias gilyn besileidžiant į vidų. Tai reiškia būti tyloje, dažnai išgyvenant, kad niekas nevyksta, kad tai laiko praradimas verkiant, tačiau mums nežinant leidžiamasi į sielos gelmę. Tai vieta, iš kur ištrykšta tikrasis gyvenimas. Kas jį suranda, žino iš asmeninės patirties ir tai su nieko nepalyginama, kas būtų įmanoma atrasti knygose ar iš metodų, nors visa tai gali būti duoti kryptį. Tai, kas yra esmė, nėra visa tai. Tie, kurie asmeniškai to neišgyvena, jiems labai sunku tai priimti. Tai, knygos, visos paskaitos, kokios jos ten geriausios būtų, tai tik tais kryptis, kuriam gali mums parodyti. Labai yra pavojinga manyti, kad kuo daugiau skaitai, kuo daugiau gilinėsi, tuo daugiau eini į tobulumą tarsi. Bet iš tikrųjų tai tikrasis atradimas savęs, tai girdime, atsisukti į savo vidų.
Ir reikalinga ta asmeninė susitikimas su Dievu. Knygose mes to neperskaitysim, asketinės praktikos irgi nepasitarnaus. Gali padėti, bet jeigu tik sudėti visas viltis, kaip viduramžiais tas buvo labai iškelta, kuo daugiau asketinių praktikų, tuo žmogus šventesnis buvo, tokia samprata. Bet anaiptol taip nėra. Tai karalystė turėjo atitekti kvailiui, bet du vyresnieji broliai nesutiko, reikalavo karaliaus, kad iškeltų naują sąlygą. Tada karalius paprašė, kad surastų patį gražiausią kilimą. Vėl papūtė į 3 plunksnas, trečioje nusileido vėl ant akmens. Tad kvailelis negalėjo išeiti ieškoti, tuo tarpu vyresnieji iškeliavo į rytus ir vakarus. Jaunesnysis pakėlė akmenį ir vėl nusileido. Šį kartą sutiko mergaitę užsiėmusią kilimo audimu, nuostabiai gyvų spalvų, kai pabaigė tarė jam: tai skirta tau, nešk karaliui, niekas panašaus pasaulyje neturės. Jei pirmuoju nusileidimu buvo nuvestas susijungti su tikruoju gyvenimu, kad iš ten pradėtų gyventi, dabar kviečia veikti iš ten. Gimsta veikimas, neveikiant. Tai yra tikrasis veikimas. Apaštalas Paulius mums sako savo laiške: aš gyvenu, tačiau ne aš, manyje gyvena Kristus, Galatams. Galima būtų pasakyti, kad veikiu, tačiau ne aš, o manyje veikia Kristus. Tačiau vyresnių brolių išdidumas, proto arogancija ir valios galia nepajėgia pasiduoti, kas yra akivaizdu, ir vis dar prašo naujo bandymo. Sugebėjo įtikinti karalių, kad nustatytų naują sąlygą karalystės paveldimui ir tai parvesti į namus pačią gražiausią moterį. Ir vėl karalius pūsteli plunksnas ir vėl kvailelio nusileido ant akmens. Jis nusileido ir skundėsi mergaitai apie taip sunkią užduotį skirtą karaliaus. Mergaitė tarė: tau padėsiu. Jis tik turi keliauti skliautuotu tuneliu ir ten suras pačią gražiausią pasaulyje jauną mergelę. Kvailelis keliavo, kol priejo vietą, kur viskas spindėjo auksu ir nubarstyta brangiais akmenimis. Tačiau centre, vietoj gražios mergelės, tupėjo bjauri varlė. Varlė jam sako: apkabink mane ir pasinerk. Bet jis nenorėjo. Tada varlė antrą ir trečią kartą jį kvietė: apkabink mane ir pasinerk. Galiausiai kvailelis paėmė varlę, priėjo prie tvenkinio ir šoko jį. Vos tik palietė vandenį, pamatė savo rankose belaikas jauną mergelę, gražiausią pasaulyje. Išlipo iš vandens ir nuvedė pas tėvą. Visi pamatė, kad ji 1000 kartų gražesnė už parvestas jo brolių. Kalba eina apie trečią kelio etapą. Čia ne tik įleidžiama šaknis į tikro vandenyno šaltinį, ne tik veikti naujų būdų iš to šaltinio, bet jau visiškai būti tuo, ko jau yra nuo amžių. Tai įima viso žmogaus perkeitimą. Kad atrastų tai, turėjo apkabinti savo paties šešėlį. Tai reiškia, kad reikia labai gilaus išgryninimo, kurio metu į šviesą išeina visos silpnybės ir tokiu būdu gydomos. Kas jų nepažįsta, ar jas slopina, užgniaužia, nenorėdamas pripažinti
elgiasi kaip pasakos jaunuolis, kuris pradžioje priešinasi apkabinti varlę, kol galiausiai apsisprendžia nugalėjęs pasipriešinimą panirti gyvenimo vandenyje, apkabinus varlę. Tai labai dažnas gyvenimo dėsnių įvaizdis. Tai yra, kad gyventume reikia mirti, reikia panirti į krikšto vandenis, kad gyventume naują gyvenimą. Visa ši pasaka tai nuolatinis leidimasis, kad pakiltum. Tai nėra kito būdo, kaip tik tais mus visus mes niekaip nesugebėsime peržengti, kol nesugebėsime apkabinti savo trapumo, savo vargingumo. Bet kas iš tikrųjų mes esame, yra tos vietos, kurių mes gėdėjomės, kurių nenorime ir kurias mes slepiame giliausiuose. Bet visa tai veržiasi iš mūsų ir kuo anksčiau žmogus sugebės priimti tą savo vargingumą, pripažinti, kasgi Jėzų pripažino, tie, kur akivaizdžiai suprato, kad jie vargėtos, jie nusikaltėliai, jie padugnės, paribių, tos visuomenės paribiai. Ir jie tarsi visi žinoma, nėra ko slėpti, jie sugebėjo pripažinti ir kartu priimti Jėzų į savo namus. Tai čia tie nuostabūs dalykai, tie paradoksai gyvenimo. Tad dar kartą pasitvirtino, kad karalystė priklauso kvaileliui, bet du broliai labai supyko ir reikalavo, kad laimėtojas bus tas, kurio mergelė pašoks iki žiedo pritvirtinto salės skliauto viršuje. Galiausiai karalius sutiko ir šiam bandymui. Vyresniojo jaunoji vos pašoko iki pusės esamo aukščio, antroji brolio pašoko aukščiau, tuo tarpu jauniausioje pašokė iki pat žiedo. Tad galiausiai turėjo nusileisti, kad kvailelis paveldės karalystę po tėvo mirties. Kai mirė karalius, brolis vadinamas kvailiu tapo karaliumi ir valdė ilgai ir labai išmintingai. Protas ir valios protestas ir pajuoka išlieka net ir 3 kartus mačius, kad yra kitas kelias vedantis žymiai giliau, toliau ir turi galiausiai pasiduoti tam, kas akivaizdu. Tačiau laisvės šuolis iki kabančio žiedo pasiekiamas vidiniu perkeitimo keliu, o ne išorinėmis pajėgomis. Tai yra dangaus karalystė, kuri yra viduje ir nereikia jos ieškoti išorėje. Ji reiškia tą didžiąją laisvę. Tai taip link tos karalystės. Visą laiką kažkas tokio nuostabaus, ta simbolių kalba. Ir nieko kito nebelieka, kaip to žmogaus sėdėjimas atkaklus ant to akmens ir verkimas. Tai ta mūsų malda, tas verksmas, tai yra ta meditacija, kuri yra sunki ir skaudi, ir atrodo, kad ten nieko nevyksta, o vis dėlto vyksta. Jinai mus veda gilyn, nors taip ir neatrodo, bet kiekvieną kartą, kada jūs pakylate iš tos tylos, kad ir kaip ten prasikankinote,
vis tiek jaučiatės geriau ir jaučiatės kitaip. Tai vat kažkas tokio nuolat vyksta, jeigu tik tais turėtumėm jėgų vis labiau ten pasilikti. Tai tai atsiveria dalykai. Tai kaip kelionės sąlyga, jeigu norime susitikti su savimi ir tai, ką Kristus, apie ką kalba, norite pažinti. Reikia skaityti, reikia medituoti, reikia ištverti toje tyloje, kur atrodo niekas nekalba, beskonybė, dykuma ir taip toliau, be vandens. Sako Teresė, nuleidi tą kibirą į šulinį ir nieko neištraukiam, gal tik kelis lašus tos žmogaus ašaros verkiančios keliam.